Europos taryba laiko, sakykime, esminius egzaminus dėl savo pačios po kurio metais sukurtos vertybių sistemos. Europos tarybos dokumentai iš esmės buvo kaip atsakas į tik įvykusį Antrojo pasaulinio karo siaubą, į atidarytus vaizdus iš lagerių, į lagerių, kurie atvėrė duris, vaizdus nežmoniško susidorojimo su europiečiais, žydais, kitaip galvojančiais ir tiems, kurie netiko nacių režimui, tai buvo 48-49 metai. Tas palikimas blogiau, mažiau pusėtinai Europoje yra įveiktas. Neonaciai nėra populiari partija, nors mes matome, kaip Europoje vėl iš naujo kraštutinė kairė, kraštutinė dešinė pradeda vienytis ir faktiškai kuria bendras antieuropinės platformas, prie kurių dėja įsijungia viena iš narių, kuri 90-metį buvo priimta, tai yra Rusija. Tai mes turime oponavimą Europai iš Rusijos federacijos pusės. Lyčių lygybės srityje, žmogaus teisų srityje, užimant kitų Europos tarybos narių teritorijos. Įsivaizduojat, sunku įsivaizduoti, mes esame šiandien yra tokia, ko gero, istorinė diena, po visų metų po Krymo aneksijos, kada buvo Rusija paprašyta grąžinti Krymą. Praėjo metai ir mes turime daug blogesnę situaciją. Tai tuo metu, kada situacija per tuos metus pablogėjo gal trigubai, turime iš esmės Rusijos kariuomenę Ukrainos dabar jau rytų teritorijose, jau ne tik Krymas. Tai šiandien mes laikome didžiulį egzaminą šio balsavimo metu, bet kartu tenka prisiminti kitus įsipareigojimus, kurios sėkmingai per rezoliucijas, aš esu vienas iš seniausių Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narių, 93 metais, mes, kaip iš Rusija atėjo, mes jau buvom nariai, kai Rusija atėjo. Todėl mes paprašėme, visos Baltijos šalys nubalsavom dėl kelių rezoliucijų, kurias aš norėčiau priminti. Jos yra, kadangi buvau šioje salėje, čia, tais pat metais, ir keldamas rankas ir remdamas šias rezoliucijas, tai buvo rezoliucijos dėl išvežtų į Sibirą Lietuvos žmonių socialinio aprūpinimo, kurias buvo nekaip neatsakyta, jos neįvykdytos. Jos buvo prašymas ir įpareigojimas Rusijai daryti. Dėl archyvų atverimo, dėl kultūros vertybių archyvų grąžinimo į Lietuvos Respubliką. Neužmirškim, kad 18 metų mūsų nepriklausomybės aktas pradingo iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos failų 40 metais sovietų kariuomeniai įžengus į Lietuvą ir okupavus užsienio reikalų ministerijos pastatą. Jis buvo išvežtas. Mes turime daugybę faktų, kai nei vienas iš įsipareigojimų nebuvo įvykdytas. Tai jeigu Rusijai stojant, atsiverčiame, ką buvo pažadėta įgyvendinti ir beveik nieks neįgyvendinta, o pati demokratija Rusijoje beveik nunyko įsigaliojus baisiems įstatymams, kurios tvirtino šį delegaciją, kur dabar veržiasi Jedinai Rusija atstovai, kurie dabar veržiasi šitos rūmus. Prisiminkim vien tik tai įstatymą apie užsienio įstatymą, kad visuomeninės organizacijos turi registruotis kaip užsienio agentai. Užsienio agentai, rusų kalba reiškia užsienio agentai, reiškia išorinė jėga. Memorialas, pati žymiausia antistalinietiška Maskvos organizacija, kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydama panaikinti, prieš porą dienų Konstitucinis teismas atmetė jų prašymą panaikinti jiems šitą baisų vainiką, kad jie yra Rusijos priešai. Žinot, tokios
tokiu metu tenka prisiminti visą istoriją per paskutinius 17 metų nuo Rusijos įstojimo. Tai jeigu dar delegacijai, aš atsimenu, 2000 metais, o po 2004 metais dar buvo Sergejus Kovaliovas, kiti rusų demokratai, dabar neliko nei vieno. Vien tik tai Kremliui pavaldus propagandinio rūko pūtėjai. Tai kodėl šitos propagandistus, kurie nėra netgi rusų visuomenės, tikros rusų visuomenės atstovai, kada jų rinkimai nebuvo pripažinti netgi demokratinė, turiu galvoje rinkimai į Rusijos Dūmą. Kodėl šitą visą mes turime čia kęsti ir aš manau, kad po šios dienos balsavimo aš tikiuosi, kad jis įvyks, bus įvairius variantai svarstomi. Pavyzdžiui, gali būti atidėtas klausimas, tai dar nebūtų jokios tragedijos, jeigu jis būtų keliams mėnesiams atidėtas, bet jeigu bus nuspręsta pakelus rankas kelių balsų skirtumų, bus nuspręsta, kadangi jau turbūt padirbėta matyti yra su tais žmonėmis, bus nuspręsta atvert duris tuo metu, kada vyksta iš esmės už Europos langų ir pačioje Europoje karas. Nu tada ir baudžiama Ukraina yra baudžiama už tai, kad pasirinko kryptį į mus, į Europos Sąjungą. Tai jeigu tokia už tą kryptį, už pasirinkimą, kada Janukovičius nepasirašė 28 lapkričio, o po kelių dienų Ukraina sukilo ir pasakė, mes už Europą, už asociacijos sutartį ir už tą pasirašymą buvo visas šis įvykių frontas buvo iš Rusijos pusės įstatytas kaip bausmė už tą kryptį, kurie jie pasirinko į mus.